Kalėdų senelis – vienas žymiausių pasaulio žmonių. Jo kompanija – viena seniausių ir dirba tarptautiniu mastu. Jo įvaizdis – stebuklingas. Jo laukia visi. Nesuprantu, visi irzlūs ir nelaimingi. Aš irgi pervargęs. Darbe nuolat bėgu lyg amžiname maratone. Naktį galvoju apie darbą. Aš nuolat sprendžiu kažkieno problemas ir mane tai erzina. Bijau, kad aš tuoj pradėsiu neapkęsti savo darbo. Kodėl viskas negali būti gerai? Ar pagalvojai, kas tau kelia įtampą darbe, kas labiausiai vargina? Ar paklausei, kaip nykštukų komanda jaučiasi darbe? Norėdamas suprasti įtampos ir nuovargio priežastis, jis stebėjo savo kolektyvą. Pažvelgęs į situaciją iš šono, Kalėdų firmos vadovas suprato, jog tai nevaldomos psichosocialinės rizikos darbe pasekmės. Supratęs, kad jam stresą sukelia jo darbuotojų patiriamas stresas, pirmiausia visam kolektyvui surengė atsparumo stresui mokymus. Tuomet jis sukvietė savo nykštukų komandą ir paklausė, kaip jie jaučiasi darbe. Neįmanoma žinoti, kas komandos nariams kelia stresą, kai pats kasdien neatlieki jų darbo. Paaiškėjo, kad daugiausiai įtampos kelia ir jėgas iššvaisto gana paprasti dalykai. Neefektyvus dovanų pakavimas. Todėl nuo šiol rudenį įprastai darbo neturintys elniai bus apmokyti siuntų antspaudavimo. Daug nemalonių jausmų kelia užsakymus atvežančios piktos voverės. Todėl kiekvienas nykštukas bus apmokytas bendravimo su agresyviomis voverėmis subtilybių. Nykštukams trūksta kokybiško poilsio, be to jie neturi pakankamai laiko savo asmeniniam gyvenimui. Todėl nuspręsta nesiuntinėti laiškų po darbo valandų ir užtikrinti kokybiškas poilsio pertraukas. O pats Kalėdų firmos vadovas pagalvojo, jog jam vertėtų daugiau deleguoti darbų kitiems. Dabar jis laimingas, nes leidęs nykštukams įvardyti, kas konkrečiai jiems kelia įtampą, jis galėjo imtis pokyčių ir suvaldyti savo paties stresą. Kai nykštukai darbingi, energingi, drąsiai priima iššūkius, yra įsitraukę į darbus, vadovui belieka ramiai stebėti procesus, priimti reikiamus sprendimus ir džiaugtis bendru rezultatu. Jei bijome akistatos su darbuotojų ir vadovų streso priežastimis, negalime jų valdyti, todėl patiriame krizines situacijas ir nuolat sprendžiame problemas, kurių iš tiesų gali ir nebūti. Valdyti psichosocialinę riziką darbe yra labai paprasta su sveikatadarbe.lt ekspertais.